Sveikas Bream Bandits klubo sekėjau. Šiandien su tavim Laurynas. Ir vėl atvykau į Kauno marias. Gamta atgyja, pradeda viską žaliuoti. Nu ir ką, atvykome šiandien į seklesnę vietą. Pabandyti pagauti galbūt kokį vieną kitą didesnį karšelį. O gal ir karpiukas, o gal ir karosiukas pasirodys. Taip kad einu ruoštis ir susitiksime šiek tiek vėliau jau nuo platformos. Tai šiandien tokia mūsų ta aplinka. Skardžiukas, reiks nusinešti visus daiktus, išsimečiau iš automobilio. Nu ir va tenais, kažkur pasinešiu pedaną ir atsisėsiu ir sėdėsiu ir gaudysiu karšius, taip tikėkimės. Didelį karšį. Ar jo bus, nežinau. Bet šiaip šiandien norėčiau tikrai noriu pagaudyti karosų. Jau vanduo turėtų būti gan šiltas, šiandien nėra labai gilu, bet visiškai tylus vanduo, nėra jokio išėjimo, tai kažin ar jo čia yra. Kol kas dar nėra galbūt, bet aš labai giliai tikiu, kad man pavyks pagauti šiandien karosą arba karpiuką. Taip kad iki. Nu štai. Pedaną pasistačiau su platforma, dabar susirišiu sistemą. Kadangi šiandien vėjo lik ir nėra, tai užsidėsiu lengvą viršūnėlę. Nežinau, kokie atstumai bus, niekad čia nesu žvejojęs. Kadangi šiandien vėjo didelio nėra, tai žvejosiu su... Yra vėjas, bet toks tikrai nedidelis gūsis, užpučia, neužpučia. Tai žvejosiu su vieno ozo viršūnė. Turiu tokią labai fainą Match Pro dėžutę tipsų viršūnėlių. Taip labai viskas gražiai susideda, nieks niekur nesidaužo, nesitranko. Išsirenku viršūnėlę, užsidarau. Ir va nieks niekur nebarška, labai smagu. Šiandien žvejosiu be fidergamo. Noriu pakaifuoti. Kadangi mariose dabar sunku su dideliu karščiu, tai ko gero neišimtis ir čia bus. Nebus didelio karščio. Tai nereikia to fidergamo. O jeigu reiks, užsidėsiu. Jeigu jau čia taip užpuls mane didieji karščiai, kas abejotina. Bet žvejyba tom ir smagu, kad nežinai, kas tavęs laukia. Šitoj vietoj nesu niekad žvejojęs, čia daugiau sėklius toks. Sėklius ir ten paskui yra tokia didelė duobė, tai įdomu pasibandyti. Gal per daug valo paslikau. Tai va, įmam vieną galą, biškį gal arčiau atsinešiu. Traukiu savo dėžutę su atvadėliais. Dedu atvadėlį, stopikas ir tai dedu kokią 20 cm vietaus fidergamo paprasto valo. Gal ne paprasto fluorokarbono, kad sunkiau į dugną greičiau nusileistų. Ir jis atliks tą fidergamo vaidmenį. Aišku, ten ne tokį jau kaip fidergamo, bet vis tiek kažkiek bus amortizacijos. Ir va bus tokia sistema ir be fidergamo, jeigu jau taip nutiks, kad nulupinės pavadėlius didelį karščiai, tai čia lengva užsidėti fidergamą. Bet kadangi taip ko gero nebus, tai nebus. Tikiuosi, gal kad bus. Jeigu bus, tai geriau pasidaryti. Nu ir va gaunasi tokia sistemėlė. Gal biškį per ilgą palikau tą, bet pasitrumpinsiu vietoj. Ir va, tokia graži sistema. Paruošta mūsų žvejybai. Ypač, kai dar nėra didelės stambios žuvies, tai labai smagu jauti tą žuvies kiekvieną spardymąsi, pasipriešinimą, tai labai smagu. O, pamiršau pasikelti mus. Tai labai smagu, kaip jaučiasi kiekvienas žuvies prisilietimas. Nu ką, liko dar viską nusinešti vietą.
ir galėsim pradėti žvejot. Tai susimatysim jau dabar nuo vandens. Įsikūrėme ir pradėsim tada dugno skenavimą. Nežinau, čia senas klipsas kažkoks likęs. Pažiūrėsim, kas čia gero. 1, 2. 1, 2. Labai mažai gylio. 1, 2. Panašu, kad molis, minkštas dugnas. Oho. O kažkokia tarkutė, bet čia jau labai arti. 1, 2 biški mažokai. Ai, čia paskutinė distancija buvo keli metrai. Nu gerai, daugiau biški šoną pabandau. 1, 2, 3, 4. O, minkštas dugnas. Nu, žiūrim, ką minkštas va dugnas. Minkštas dugnas. Nu ir va kažkoks toks pim dabar būtų gerai dar tarkytę priešais šitą rast. Nu va, čia radau visišką tarką. Kur čia metar, net nežinau dabar. Nu va, ten toks plyšys. 1, 2, 3. 3. Nu, dar kartą pažiūrim. 1, 2, 3. Nu, atrodo labai seksovai dugną radau. Biški gylio mažokai, norėčiau daugiau. 51. 51. Apsisukimas. Tai pažiūrim. 51 kart 06. Kem 4 metrai. Nu, patogi distancija tikrai. Nu ką, žvejojau kokią 20 minučių. Kojytės, vieną kitą kojytę pagavau. Dabar tokia biški stambesnė kojytę gal įsijungsiu, pažiūrėsim, kas čia dabar nutiks. Bet kol kas karšiuko nematyti. Nu ateis, ką čia dar nėra ką norėt, gal kokie tik tais pusvalandį žvejoju. Tai realiai po kokios valandėlės kaip ir turėtų jisai pasirodyti pagal idėją visas. Tokį dugną susiradau. Šiaip įdomu, toks minkštas, labai minkštas dugnas buvo ir tada tokia tarka ir paskui vėl minkštas, labai minkštas, toks moliukas. Tai van to nuo minkšto ant kieto toj vietoj ir atsistojau. Nu, žiūrėsim, kas ten prisistatys. Tikiuosi to karosiuko, gal karpiuko. Kojelė irgi taip lemba, va, bimt. Labai nenoriai. Aišku, dabar uždėjau 4 dzaikus, nes 2 uždėdi, tai ten iškart 2 raudonus, jeigu uždėdi, tai labai greit kojytė atsako. Tai galvoju, gal kažkur čiut giliau stovi karšelis, ne kojytė ir nedaina kabliukas iki karšelio. Kojytę nugnybina pirmesnė, nu bet čia panašu, kad irgi va, kojytę bimbina mažytę, neapgrebė. Nu, pabandom pravedimą daryti ir nieko. Nu va, nuciubintas. Jaučiu, kad pavadys biški per ilgas, reiktų pasitrumpinti dėl to, kad matau, iš 4 dzikų liko tik 1, o kibimo gero taip ir neparodė. Va, dedam 2 raudonus dzikus ir duodami tašką. Nu ir ką yra. Ir kojytės atsakymas bus, manau, gan greitas. Pokšt. Kažkaip aplink tašką nepataikau į tašką. Tai vieną pusę, tai kitą pusę. Nu, bet nieko. Vėjukas tai atsiranda, tai dingsta, tai atsiranda, tai dingsta. Krabai po manim tik vaikšto. Krabai, ne krabai, o vėžiai slampinėja.
Aš jiems ten dzikiukų pamečiau, kad turėtų ką valgyti. Čia bus greitas atsakas ar nebus greito atsako, mes tuo tarpu davai pasirišam trumpesnį kablį. Noriu pabandyti, nusipirkau tokius Sensaso kabliukus iš tikrųjų. Pabandyti, pažiūrėti. Nauji kabliukai. Na tai pažiūrėkime, kaip ta naujiena dirba. Ar kirs nauji kabliukai, ar nelabai. Nėra ploni, nėra kažkokie labai plonavėliai. Toks lenkimas visai gal panašesnis į sodę. Gerą pusmetriuką pasiryšiu. Ir žiūrėsim, dabar irgi labai mažiukas, gal reikėjo biškį stambesnį pasirišti. Pasidedam čia. Ką, 2,5 minutės praėjo. Panašu, kad nieko neturim. Gal mažytė kojytė, kur nejaučiu šios. Bet tikrai ne karšiukas, ko mes tikimės. Ko aš tikiuosi. Ir bonusinio karpiuko, karasiuko. Yra, žiūrėk, kažką turim. Pasimovusi. O tai yra kojytė. Va tokia va. O, net nesimato, sunku net parodyti, kokio dydžio. Taip. Leidžiam. Tai va, nesimato kibimo. Tai galima sakyti, kad pavadėlis, ko gero, yra per ilgas. Šitą pasidedam čia. Vėliau panaudosim. O dabar bandom trumpesnį pavadėlį ir žiūrėsim. Ar bus greitesnis atsakas, ar nebus. Dabar ant kablio net uždėsiu matiliuką pažiūrėti, kad... O, 4 matiliukai, trumpas pavadėlis. Nu ir žiūrim, kas bus. O, vėjas atsiranda ir pro šoną ne į tašką. Kažkas lyg ir bandė jim, buvo kažkoks prisilietimas, bet kažkas nepatiko. Nu, davai, pažiūrim, kas nepatiko. Nu, švarus kablys, o kibimas buvo labai prastas. Žuvelė pradėjo vaikščiot, toks biški gal daugiau karšinis kibimas, sakyčiau, ne kojos buvo. Bet kažko nepatiko, taip ir neišvažiavo iki galo. Nu ką, vieną karšiuką pagavom, tokį nedičkį. Tai dabar galvoju, gal antras netyčia užkips irgi. Nu va, kažkas kabaliojasi, bet čia jau ne karšiukas, čia ne, jau kojytė bus vėl. Nu, dar, brim, truožiuojam. Karšį turim vėl. Realiai 1,5 valandos praėjo nuo žvejybos pradžios ir tik tada karšiukas pasirodė. Oi, koks piktas. Oho, ką iš išdarinėja. O tik numečiau iškart. Opa. Panašu, kad karšelį pasistatėm gražiai į tašką. 4 dzikelių sumuštinį. Tokį. Į šėryklą skandinto ir čiutiuk uždarom. Ir skraidinam į taškelį, kuris toksai šį kartą skersas mūsų. Opa. O jeigu matėsi, man atrodo, kad karosai vaikšto jau šalia kranto. Jau ne pirmą išėjimą mačiau. Va, ir kibimas iškart. Dar vos valas spėja įsitempti ir
Gal tik per valą. Koksai cikt, nežinau, matos, nesimato, bet tikrai karšinis prisilietimas ir paskubėjau. Nereikėjo taip greitai. Reikia tikėtis, kad šiandien bus tas karpiukas arba karosiukas. Ko gero jis viską nuplėš, bet bent jau tą kibimą pamatyt. Nu, kažkokią žuvelę turiu. Nu, labai įdomiai. Eina. Nepasakyčiau, kad karšis. Jo, bus žiobriukas vėl. Nu, bet žiobris. Blemba gražus. O, koks žiobriodzas. Niurka. Va, jau kelis. Cikeliai, kasteriukas, raudonas zaikas, slieko kibiras, bet nieko nepamandžiau net. Ir Kauno marios. Oi, koks gražus vakaras. Nupasaka. Nu ką, žvejybai pabaiga, be 29. Užtenka, varam namo. Šalta pradeda darytis. Viskas kimba šiandien. Ir kojyčių buvo, ir karščio. Karščio reikėjo palaukti, gal sakyčiau, nežinau, ar palaukti, ar tiesiog užsidaryti šėryklos. Čia klausimas, ko iš tikrųjų reikėjo. Nes toks užsidariau šėryklą, padidinau masalą į 4 dzikelius, nu ir pirmi karšiai pasirodė. Be abejo, tada jau nekeičiau nieko, nekeičiau šėryklos, variau su tais. Tai ar čia sutapimas, ar dėl šėryklos. Nu, logiškai užsidarė šėryklą, kaip ir turėtų būti daugiau karšiai. Kaip atvira šėrykla, tai toks taškosi tas visur jaukas aukščiau ir prikviečia kitos žuvies, kurios čia tikrai yra. Rezimuojant, galima pasakyti, kad nuostabi žvejyba. Rauta 2 įskaitiniai karšiai, kokia 10 tokių iki įskaitos, kaip mes vadinam. Puikiai praleistas vakaras, bet saulutė nusileido ir šalta pasidarė. Bet labai faina pabėgti po darbų keliom valandom, kad ir 3-4 valandėlėm pasėdėti, pakaifuoti. Pavasaris, viskas žaliuot pradeda, paukšteliai čiulba, galva išsivalė nuo visokių minčių. Ir kadangi šiandien pirmadienis, puikiai galima pradėti darbo savaitę. Ačiū, kad sekate mus, prenumeruojate ir laikinate. Ir pasimatysim sekantį kartą. Bye bye, o aš einu dar ištraukiu vieną karželį ir varau namo. Bye.